šiandieną mes atvykome į Santariškės onkologijos skyrių ir su vaikais, kurie gyvena šiame skyriuje, pinkinome knygas. Tai pinknygė atsirado prieš 8 metus. Mergaitė tiesiog perskaitydavo knygas, pinkino jas, dėjo į lentyną, jos užaugo. Prisijungėm prie jūsų fondo Rimanto Kaukėno ir dabar tos knygos yra parduodamos knygų mugės metu ir surinktos lėšos pildo šių vaikų svajonės. Gera, labai gera matyti, kaip jie patys bando tas knygas papinkinti ir prisidėti patys prie savo pačių svajonių. Ir galbūt tos knygos, kurias mes šiandieną papinkinsim, knygų mugės metu bus parduotos ir už tos lėšas kažkuriam išpildys savo svajonę. Tai tikrai labai geras jausmas. Tai labai smagu, kad žmonės iš visos Lietuvos, iš visų miestų prisijungia prie pinkinimo ir šita rožinė banga tęsiasi per visą Lietuvą. Linkėjimo ateljė idėja gimė iš asmeninio poreikio. Mūsų šeima augina dukrą Saulę, jai dabar 15 metų. Jinai turi didelę negalią intelekto ir yra autistiška. Jo socialinis bendravimas, tas poreikis, jisai labai didelis. Tokie vaikai tiesiog neturi draugų. Todėl mes įkūrėm Linkėjimo ateljė kaip kūrybinio laisvalaikio galimybę tokiems vaikams. Tas dirbtuves vedame savaitgaliais ir vakarais. Dirbtuves renkasi visi, nors marketingas neleidžia sakyti visi, bet pas mus tikrai būna visi vaikai, suaugę, senjorai, žmonės su negale ir su gale, tiesiog kas nori prisijungti prie bendruomenės. Keletą metų mes dirbtuves vedėm tik savo mieste, Panevėžyje. Šiemet nusprendėm šį sezoną eiti ten, kur yra jau bendruomenės, bet bendruomenės tų, kuriam taip pat reikia bendravimo. Ir draugų, ir vaikų, ir veiklų. Tai taip atsiradom jūsų paramos fonde. Mes ruošiamės Valentino dienai, o Valentino dienai labai tiko ir mokykla Herojus projektas Pinknygė. Tai šiandien mes dekoravome rožinės gražias knygas su skrebinimo priemonėmis, kurias mes turime Linkėjimo ateljė. Visos vaikų papuoštos knygos bus parduodamos knygų mugėje, paramos fonde ir už tos surinktus pinigus bus pildomos vaikų svajonės. Šiandien jaučiuosi iš tiesų gana ramiai, nes suprantu, kad atvykau čia su kilniu tikslu ir iš tiesų labai malonu ir gera čia būti. Iš pradžių buvo šiek tiek jauduliukas, bet supranti, kad ir žmonėms gerai, ir kad tu pati ateini su gera žinute, kad tu neši gerą emociją. Ir iš tiesų labai džiugu ir gera čia būti, nes matai, kaip žmonės įsilieja į rankdarbių kūrimą ir tiesiog kaip iš dalies dvi skirtingos organizacijos gali sukurti tokį vieną labai gražų bendrą projektą. Aš noriu palinkėti sveikatos, ištvermės ir nepasidavimo. Nes, kaip pasakė ledynmečio filmuko veikėjas Sidas, po kiekvienos baisiausios audros ateina palaima ir vaivorykštės.